dabar irgi iš audio knygos atsiminiau vieną, jisai paskirstęs buvo laiką į du tipus, į vergovės laiką, kai mes dirbam, kad uždirbtumėm pinigus, ir į laisvės laiką. Dažnas žmogus keičia 5 vergovės dienas į 2 laisvės. Taip. Žinai, galvoju, kad aš negaliu sakyti, kad, pavyzdžiui, kad aš nedirbu nieko, aš 5 dienas, aš dažniausiai dirbu 6-7 dienas, bet jie nėra vergovės, tai nėra vergovės dienos. Tarp kitko, tai visai nebūtinai turi būti susijęs su kažkokiais kūrybiniam profesijom. Aš pažįstu statybininką, kuris dirba su tokiu džiaugsmu, su tokiu, jis yra plytelių klojėjas. Ir jam jisai nevergauja. Jisai dirba ten 8-10 valandų, 5 dienas per savaitę, kartais 6 dienas per savaitę. Bet jis dirba ne tam, kad uždirbtų pinigus. Taip, jis, aišku, uždirba pinigus, bet jis dirba ne dėl pinigų, jis neparduoda savo tų 5 dienų. Jis tiesiog būna ir džiaugiasi tuo. Jis klauso per ausinuką ten audio knygų kažkokių tuo metu, žinai, kaip kloja pilitlės, ten daug proto nereikia. Rankos dirba. Tai irgi variantas, žinai, tai jisai neparduoda tų savo dienų. Jisai jas tiesiog, tas darbas nėra vergovė. Tai darbas nebūtinai turi būti vergovė, aš galvočiau apie tai. Jo, darbas gali būti, labai didelis pasitenkinimas, emocinis pasitenkinimas. Tai galvočiau, kad, reikėtų, jeigu žmogus, kuris jaučiasi, kad vergauja, jam reikėtų susimastyti, ar jis tikrai toje vietoje dirba. Galbūt, aš suprantu, nelengva tai pasakyti, pavyzdžiui, kai, žinai, ten Maksimos kasininkai, kad, tu eik keis darbą. Sakys, aš neturiu išsilavinimo, neturiu ką dirbti, nesugalvoju daugiau. Bėda yra, kai tu nesugalvoji, kai tu neturi išsilavinimo, bet tada reikia mokytis papildomai, dirbti kažką, tai galvoti ir, ieškoti kelio kažkokio. Žinau, tai nelengva pasakyti, bet aš galiu tai pasakyti, nes, aš dariau daug dalykų, ieškojau, mačiau, kad tas nelabai eina. Ir galų gale, arba mačiau, kai tas dalykas, kažkoks darbas, kuris man nepatiko, nors daug pinigų nešė, jis nusibodo tiesiog, aš jaučiau, kad išsėmiau tą temą ir man ten jau darosi nebe malonumas, bet darosi toks darbas. Tada pradėjau, tada sugalvojau kažką kitą, mokiausi kažką kitą daryti ir pradėjau kitą daryti, kad nebūtų vergovė. Tas plytelių klojėjas. Nemanai, kad daug dalykų gyvenime žmonės mes patys nustatom savo požiūrį? Apskritai, kaip žiūrim dalykus. Kartais vienas darbas, kuris yra žiauriai sunkus, nemalonus, pažiūrėjus į jį iš kito kampo, pažiūrėjus ir, kaip visi mėgsta sakyti, pasimėgaujus to momento dabar, čia ir dabar būnant. Gal visai faina kartais ir tuos namus susitvarkyti? Taip, tarp kitko, aš irgi, žinai, tu labai teisingai pasakei. Apie tą pačią, žinai, Maksimos kasininką galvoju. Pavyzdžiui, man tai atrodo, kad yra sunkus darbas, varginantis, ir taip toliau. Atrodo toks, aš jo nesirinkčiau. Bet staiga prisiminiau, žinai, vienoj ūkinių prekių parduotuviai, kur pardavinėja varžtus, dažus, ten, žinai, ir visokias, ir plaktukus. Dirba moteris, prie kasos, ten kažkokiu, kokiu ten, nežinau, 3-5-40 metų. Ir, atrodo, žinai, kušia per nesąmonės, vinis ten kažkas ten skaičiuoja, ten kažką tai, ir jos klientai, žinai, ten statybininkai, visi tokie, vis tokia publika, žinai, kur tu intelektualumo ten nebus. Bet, žinai, jinai įjungia tą, kaip tu sakai, atrado tame darbe kažką gražaus, kažką tokio, kas ją uždega, supratau, kad ją uždega bendravimą su žmonėms. Ir jinai kiekvieną tą pirkėją, varžto ar plaktuko pirkėją, jinai pasitinka kaip savo bičiulį, kaip savo svečią, jinai pasileido kažkokią muzikėlę, jinai šoka, tiesiog visą laiką, žinai, tai stovi prie kasos, ten kažką tai šoka, jinai niekada nėra paniurus, jinai visą laiką šypsos, kiekvienam sako, čia tiesa ispaniškai, kadangi tai Ispanija, sako ten mano meilė, mano dangau, man brangusis, tokius, ir žinai, mane mato pirmą kartą ir man sako, brangusis, ten kažką, ir juokas, ir šypsosi, ir ten, žinai, wow, supranti, ir jos ta diena, jos tos 8 valandos galėtų praeiti labai niūriai, galėtų būti, žinai, tipo 3:50, galėtų taip praeiti. O jos 5 valandos praeina kaip kažkokiam tai draugų vakarėlį, nes visi žmonės
su tokiu, žinai, kai jos tai pasitinka, besišypsanti ir žiauriai tokia faina moteris, nu, visi tokie patys pasidaro. Nėra paniūrusi. Tie visi statybininkai jau nori pas ją eiti, pas ją į kasą nori eiti, ne pas kažkokią kitą. Nu, tas, žinai, bet kaip tu sakai, jo, tada tas nykus darbas, jisai tampa nebe vergovais, jis tampa džiaugsmingų darbų. Ir aš suprantu, jinai vakarė vis tiek, aišku, pareina pavargusi, bet jinai nepavargusi emociškai. Jinai nėra taip, kad jinai galvoja, bleva, rytoj vėl į darbą, fuck, ne, geriau ten ar kažką. Ne. Jinai galvoja, rytoj vėl darbą, vėl ateis hebra, vėl ateis tie žmonės, vėl aš jiem galėsiu kažką gero pasakyti, vėl jie man pasakys komplimentą. Jie, tarp kitko, labai dažnai keičiasi komplimentas, o, tu šiandien gražiukai, ten kažką. Ir aš irgi, žinai, atėjęs, nu, bet kokia iš vis ten kasininkai, sakau, o, kokį jūsų graži tatuiruotė, kokį jūsų faini akiniai, nors, žinai, nu, daugiau gal ir nėra ką pagirti, tik tai sakinius ar kažką. Bet atsiranda tas santykis, kai mums abiems smagu. Mes, va, tas porą minučių bendravimo, aš išsinešu, nu, išeinu geros nuotaikos. Nors aš rinkausi ten, blem, iš kitos varžtus, ar ten kažkokios tos dažus, ir ten sukau galvą ir pavargau ten juos ten begalvodamas, ar čia tas varžtas geresnis, ar tas, bet prie kasos aš susimokėjęs ir su juo pabendravęs, aš išeinu puikios nuotaikos, nes mes abu viens kitam kažką gero pasakėme. Mes išgyvenome tą tokį trumpą akimirką, kur viens su kitu buvome, nu, draugiški, faini žmonės. Ir bent tą trupinėlį, žinai, išsinešė iš parduotuvės, paskui važiuojame, aš negalvoju, na, blemba, smagu buvo gyventi. Tai... Čia geras dienos tikslas būtų, aš kai toks daugiau gal ekstravertas, nežinau, taip gyvenime susidėliojo, arba tiesiog jaučiuosi maloniai bendraujantis su kitais žmonėmis, man faina ir panašiai, tai aš kartais mėgstu nepažįstamą žmogų visiškai pagirti, ar ten kažkas, man pamatau kažkas ir sakai, o, žiūri, gražus automobilis, ar ten kažkas, žinai, ir panašiai, arba sustojau, gražus automobilis degaliniai, kol piliaus degalų, nuėjau pakalbinti žmogus, žiūri, kietą mašiną, ką veikiat, kuom užsiemat, ir tada pamatai kaip to kito žmogaus, kuris yra pagirtas elementariai, bet paprastai akiniai ar kažkas, jo nuotaika visai kitokia pasikeičia. Taip, ir tada supranti, ir įdomiausia, kad tas žmogus pamatęs, kad, nu, įsivaizduok, jis buvo visą gyvenimą kažkoks paniurėlis, jis ten jam viskas blogai, važiuoja ten susikaupęs, ten, žinai, tik su savim, žinai, užsidaręs ten savo kiautę kažkokiam. Ir staiga jis gauna komplimentą iš tavęs kažkokią. Jis nustemba. Ir jis galvoja, blemba, iš tikrųjų gal kažkaip fainai. Ir antras, trečias toks komplimentas, jis supranta, kad ir jisai gali pasakyti tą. Ir taip atsiranda grandininė reakcija. Ir mes vieni kitiem, kai pasakome daugiau dalykų gražių, tai... Nu, visa visuomenė pasidaro geresnė. Aš to pasakysiu iš tikrųjų, taip ir šiaip visuomenė labai keičiasi, lyginant, kur buvo prieš, žinai, nu, apie sovietinius laikus nekalbam, bet va, tas pirmieji, ta nepriklausomybės metai, ten prieš 30 metų, prieš 20 metų, buvo, nu, gatvėje žmonės eidavo visiškai ten susiraukę, ten, pažiūrėjau, dabar išeini į kokią Pilies gatvę, visi šypsosi. Faina. Aš netgi Lietuvoje matau, kad jau kai kurios kasininkės parduotuvėje, kur aš būdavo, žinai, nu, tokius ne viso gero, nepalieptos. Žinai, būna, kad parduotuvės vedėja ten sako, jūs visos privalot sakyti labą dieną, viso gero. Ir sakai, labą dieną, viso gero. Tai tokiais balsais. Ir aš taigi matau, kad yra žmonių, jau kitų, žinai, vat, kasininkių, kurios sako, labą dieną, fainai, nu kažkoks toks. Ir šiaip šviesėja visuomenė Lietuva. Jeigu Lietuvoje būtų daugiau saulės, rimtai, žinok, jeigu Lietuvoje būtų daugiau saulės ir gero oro, tai, nu, tai būtų dar geresni žmonės, dar būtų linksmiau gyventi, dar būtų geriau gyventi mums. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.